tarp kitko turiu žiauriai fainą dalyką su kiaušiniais. Važiuoju, mėgstam kiaušinius. Kur aš juos padėjau? Va. Ir nusipirkau, jisai nebuvo pigus labai, bet aš kadangi esu maisto maniakas ir investuoju savo pinigus visokias nesąmonės ir sąmonės susijusias su maistu, tai man viskas yra verta, kas yra maistą išbandyti. Va. Čia jisai ten turi tai žodžiu, kiaušinio atidarytuvas vokiškas, čia druska įsipylė, čia galima pasukti ir užsiberti. Va, pritraukė, viršų nupjovė ir žiūrėkit kaip fainiai. Žiauriai kietai, va. Ir tada valgo kiaušinį. Tai labai geras pusrytukas, kiaušiniai yra labai geras maistas. Kiekvienas žmogus turėtų laikyti po vištą namuose vietoj va šitų šunų, kurių šūdas yra toksiškas ir kuriuos reikia vesti į lauką, reikia geriau vištą. Taip, būna smirda, bet yra nesmirdančių rūšių gražiausių vištų. Žinot, naudodavom kaukės, kurias mesdavom, tai prie jos užpakalio labai galima gražiai kaukę, kad šiktų į tą kaukę uždėti. Ir turėsit patį geriausią dalyką dėl to, kad višta yra pakankamai protingas ir prieraišus gyvūnas, tai bus vietoj šuns, į lauką vesti nereiks. Pasiteisins jūsų tingumas, galite ir vištą vesti lauką, viskas bus gerai. Tada turėsite, kas suvalgo visas jūsų maisto atliekas, nes vištos ėda ryja viską. Ir turėsite rezultatą patį geriausią savo maistui, žodžiu, papildinį ir maistinėmis medžiagomis, tai yra kiaušinį. Tai aš manau, kad reikėtų legalizuoti vištų auginimą namuose, tik reikėtų kažkaip spręsti šūdų problemą. Bet žinot, kur yra problema, ten yra sprendimas. Tikrai kažkas nors išras kokį besisukantį aparatą, kuris naikina vištos amoniaką ir karštą šūdą ir geriau tą šūdą kompostuoti kažkur.